Na kągi, sveiki, su jumis Arnas žaidimai.lt ir mes šiandien darom neįprastą video. Tai kuo jis yra neįprastas, kad jūs matot mano veidą, tai yra facecam'as. Ir paskui, kad tai yra vienas video, kaip ir sakiau, jis yra labai keistas, nes aš tiesiog neradau temų labai gerų, ką galėčiau aptarinėti, tai aš nusprendžiau aptarti youtuberius. Tai va, pirmą youtuberį, kurį aš pasirinkau, tai yra Jelly. Ko jis man labai patinka? Tai tuo, kad jie yra trysia tokia komanda su grupė, trysia, paskui parodysiu tas vardu. Ko jis man labai patinka? Tuo, kad jis nekelia visokių nesąmonių, kelia normalius video. Ir ko jis man labai nepatinka, kad jis labai greit susinervina. Jeigu kažkas iškart taip susinervina stipriai, trekšmakšt, viskas klaviatūros, pultelio, kažko nebėra, su kuo jis žaidžia. Tai va, tai buvo pirmas žmogus, paskui einam prie Wobblecap, tai yra jo draugas, jie gyvena tam pačiam name, ne ta prasme, kad jie broliai ar kažką, tiesiog ten yra kaip bendrabutis, pasakyti, ir ten toks namas ir jie ten abu gyvena. Štai čia yra jo pats geriausias draugas, Wobblecap, ir ką čia galėčiau apie jį pasakyti. Jis turi neblogą šukuoseną, jis turi tokį neblogų dalykų, prekių ir viso kito, jis nekelia visokių nesąmonių, kokių japoniškų šūdų ar kažko. Tai va, čia ir pasakiau, kuo jis man patinka, kuo jis man nepatinka. Tai galbūt tuo jis man nepatinka, kad jis, kai žiauriai rėkia, jisai, kai filmuoja video ir jisai ne tai, kad kalba, bet rėkia. Ir man tai anksčiau labai nepatikdavo, bet kažkaip pripratau ir dabar viskas normaliai. Ir štai, ne taip prašiau. Ir štai trečias draugas Logoman. Jis taipogi kelia kaip ir anie abu tiek pat, ne tiek pat video, bet tokio pačio žanro, tokius pačius video. Ir štai, kaip matot, 848 vaizdo įrašai, jisai kelia šiek tiek vlogų, Q&A, tai yra klausimų atsakymų video. Kaip matot, jisai kelia žaidimus įvairius. Ir ką aš galėčiau apie jį pasakyti gero, galėčiau pasakyti, gal iš pradžių blogo, jis neturi gero intro. Jis neturi susikalvojęs savo geros pradžios. Aš irgi neturiu intro, tai čia nėra ko girtis. Tai jis neturi gero intro, bet jis yra geresnis youtuberis, tai nereikia lyginti su mane. Jis neturi gero intro ir jis neturi geros į video įžangos. Šitą blogą dalyką aš pasiėmiau iš jo tų dviejų draugų, nes man tai aš kaip ir pritariau, nes jie abu kalbėjosi apie vienas kitą ir jie apie Logoman pasakė, kad jis neturi gero intro. Ir aš tiesiog galvoju, bet tikrai jis neturi gero intro. O kas apie jį yra gero, kad ir gyvena toliau nuo tų dviejų žmonių, kad jis vis tiek susitinka su jais, kelia video ir tai jo tikrai nestabdo. Gerai. Tai šitiek apie mano mėgstamiausius anglų. Jūs galvojat, kodėl aš, pavyzdžiui, nepasakiau PewDiePie, nes aš PewDiePie visiškai nemėgstu. Aš nesuprantu, va šitie 3 žmonės, paklausyk, šitie 3 žmonės yra praktiškai vienodi kaip PewDiePie. Ir tas PewDiePie turi 2 milijonus prenumeratorių, o šitie turi po 1 milijoną, 2 ir 3. Aš nesuprantu, kodėl, nors jie visiškai kelia praktiškai tą patį turinį. Bet kodėl, aš nesuprantu, kodėl. Kuo tas PewDiePie toks yra ypatingas ir panašiai. Gerai, dabar baigiame po tai, einam prie kitų žmonių. Tai bus D3 Edvinas. Galima taip sakyti, arba D Edvinas, arba 3, arba D3 Edvinas, kaip nori, taip galit vadinti. Ir kuo jis man labai patinka, jo video yra nerealiai gerus, tai yra mano favoritas greičiausiai. Aš jį žiauriai mėgstu ir aš jo video esu pažiūrėjęs po kokį 100 kartų. Ir ką aš norėčiau apie jį pasakyti gero, kaip ir ką tik pasakiau. O dabar ką čia blogo aš apie jį pasakius, kad jis
labai retai kelia video. Aš neturiu prie ko jo prisikabinti, dėl to turiu sakyti tokias nesąmonės. Gerai, einam prie Rokas. Užsivadinęs Rokas. Ir aš ką galiu apie jį gero pasakyti, kad kad ir yra išvykęs, jis gyvena ne Lietuvoje. Aš galiu pasakyti apie jį labai gero, kad jis ir nėra savo tėvynėje, gimtojoje, kad jis yra išvykęs, kad jo tai vis tiek nestabdo ir jis kelia savo video blogus ir ne blogus, o vlogus, kelia savo video, jo tai visiškai nestabdo, kad jis yra ne savo šaly ir ne mieste ir ne kažkur. Ir kad jam puikiai sekasi tikrai kelto, kas man labai nepatinka. Jis per daug susispraudęs į kampais, kai filmuoja video, jis toks lyg susikaustęs, lyg dar kažką, gal man taip vienam atrodo, bet taip yra susikaustęs ir man atrodo, kad jis visas neatsiskleidžia. Tai tiek. Paskui ką čia dar galėčiau. Vaidotas, kasgi šito žmogaus nežino. Jis ir vlogeris, ir nusikaltėlis, ir puikus komentatorius. Tai ką aš galėčiau apie jį pasakyti? Jis ir, gerai, visų pirma blogo, kad aš manau, kad kai jis įkėlė savo tą dainą Šėtone, prašau, už kurią jis mokėjo didelę baudą, nes tai buvo lyg smurtas prieš vaikus, aš manau, kad taip, nemanau, kad turėjo policijai bausti, nes jis tikrai nenorėjo kažko tai smurto ar kažko panašaus, tai čia yra kažkas blogo. O kas gero yra, kad jo video tiesiog afigienai geri, man žiauriai patinka, tai va tiek. Paskui norėčiau pakalbėti apie Steamo mediją. Tai yra mano irgi labai mėgstami žmonės, kurie kelia vlogus, vien tik vlogus žaidimų, jie praktiškai nėra nei vieno, jie nėra nei vieno žaidimo įkėlę. Jie kelia tik vlogus ir, pavyzdžiui, kas blogo apie juos, kad jie kelia žiauriai retai, ne tai, kad žiauriai, bet vieną video padarė, po 4 mėnesių kitas video. Šitas man labai nepatinka, kas patinka, kad jie, kaip čia pasakyti, jie įsikabino į vieną video prasme ir visą laiką daro, tai yra atsakoma. Kurie mes būnam užduodam klausimus ir jie jos atsakinėja, kažkaip juokingai sugalvoja ir panašiai. Tai va, kadangi dar turiu 2 minutės, galiu dar vieną žmogų aptarti, o tai bus galbūt Fake Cookie TV. Tai va, ką galėčiau pasakyti apie Fake Cookie. Jie yra tikrai neblogi youtuberiai, aš jums noriu kai ką dabar parodyti. Matote jo šukuoseną? Žiūrėkit. Dabar pažiūrėkit jo šukuoseną. Čia tas pats žmogus ir žiauriai pasikeitęs, nors jis tik plaukus nusikirpęs ir žiauriai pasikeitęs. Tai va tiek. Ką galėčiau apie juos gero pasakyti, kad jie yra drąsūs, tikrai daro tokius juokingus video, pavyzdžiui, darė challenge, metė pamaskomų ir paskui vienas iš kurių jis prakišo ir depiliuot savo kojų. Šitas tikrai video buvo neblogas, jie daro daugiausiai iššūkių, Whisper, kokteilio, draugo ir taip panašiai. Tai va, ką aš galėčiau apie jos blogo pasakyti? Tiesiog pažiūrėkit šitą pavadinimą ir suprasit. Jų pavadinimai yra kažkokie iš lempų laužti, kaip ir čia. Mes ir vėl debilinam. Nei jie debilai, nei jie debilina, bet iš lempų traukia tokius pavadinimus, tai nebeturiu ką pasakyti. Tai kągi, mūsų laikas jau beveik baigėsi, tai aš norėčiau jums padėkoti, kad mane sekat, žiūrit ir visa kita, nors tai nėra daug žmonių, bet vis tiek gerai. Ir ką čia galėčiau pasakyti? Like, subscribe, share ir iki. Ir beje, nesmerkit, aš tiesiog nedarykit, nerašykit nesąmonę, kad kokia čia nesąmonė keli ir panašiai, nes aš tiesiog tikrai neturiu temų. Jeigu galvojat, kad čia yra nesąmonė, tai
pasakykit, ką man kelti, tada aš ir įkelsiu tą, ką jūs norėsit, ar žaidimą, ar dar kažką. Tikrai pasitengsiu, ar jūs norit, kad aš nufilmuočiau, kaip žaidžiu su Xbox,